Opel Manta 2 litrai turbo. Kiek pirmai dinamoji paėmė? 200 arklių čia šitoj Opel Mantoj. Dešinėje stovi 501 numeris Mindaugas Beniušis. Audi Coupé 2,5 litro turbo. 600 arklių su pliusu. Reiškia, ten dar kažkas įdėta ir padaryta. Kaunas prieš Klaipėdą. Kaunas su Opel Manta, Klaipėda su Audi. Kova dėl trečiosios vietos. Netrukus vizuotas startas. Geriau sustartuoja Opel Manta 0,53 reakcijos laikas. Bet kaip rūko, tai nurūko. Mindaugas Beniušis, trečioji vieta, 11 sekundžių 31 šimtoji. Toks jo laikas šiame važiavime ir vieta ant podiumo. Sveikinimai. Ar jau pasiruošę? Ar jau tikrai pasiruošę? Chebra, tai yra finalinis šios dienos važiavimas. Pats kiečiausias. Kova dėl pirmosios vietos SS klasėje. Kairėje pusėje 506 numeris Paulius Vaškelis, BMW 305. Dešinėje 507 numeris Ježį Chmielevskį, Volkswagen Corrado. Corrado, kuris šiandien fiksavo Lietuvos rekordą. 8 sekundės ir 99 šimtasios. Ir tai yra kova dėl pirmosios vietos SS klasėje. Vėlgi šiek tiek yra reikalingas aptarnaujantis personalas. Kaip jau minėjau, 856 arklio galios. Pats automobilis sveria apie 750 kg. Tai reiškia, kad vienas arklys veža žymiai mažiau nei 1 kilogramą. Automobilis suryja 5 litrus kuro balnų važiuoja 4 mylios.